Tai mes biškai sutrumpiname šią kovą, iš karto peršokome į finalinį raundą ir būtent matome Martyną Danių. Martynas Danius kovoja su Lukas Šlešinski. Lukas Šlešinski tai vienas iš stipriausių Lenkijos kovotojų. Šioje svorio kategorijoje lyderis ir Daniui iš tikrųjų buvo prieš tai du raundus labai sunki kova ir Martynas Danius iš tikrųjų rodė savo techniką ir pastoviai spaudė savo varžovo, net leido. Dabar jau vyksta trečias raundas, abudu kovotojai pavargę ir matome dabar tik tai charakterių kova jau beliko, nes smūgių tų aštrių nebeliko, dėl to, kad 2 raundus jau abudu kovotojai atidavė save, ką galėjo, parodė. Nu ir dabar tai laukiame, kaip ta kova baigsis, ar tai baigsis taškais, ar tai baigsis knockdownu, ar dar kažkokiu veiksmu. Puikus smūgis į korpusą, dalinasi vienas kitam, būdus atsilygina Lenkijos kovotis tuo pačiu. Dešinė puikiai smūgiavo Lenkijos kovotojas ir Lukas Šlešinski. Neatleidžia, Martynas jo neatleidžia, vėl smūgis pataikė, puikų smūgį pataikė, dar vieną 10 tiesų smūgį, knockdownas skaičiuoja knockdowną, teisėjas džiaugiasi savo pergalę, patikėjau, gal pergalę, gal dar tęs kovą reikės, nebereiklo, tai būtų pavargę, ar pakaks jeigu atsistoti Lukas Šlešinskiui. Taip, sustatomas gongas nesikėlė, nesuskaičiavus iki 8, pratęsimas iki 10 skaičiavimas ir negalėjo pakilti Lenkijos kovotojas nuo žemės ir sveikiname Martyną Danių, kuris papuolė į 4. World Cup turnyro finalą. Be abejo, džiaugiamės Martyno Daniaus pergalę ir Martyną Danių išvysime mes finale 4. būtent šį vakarą, būtent šiame turnyre. Graži pergalė iš tikrųjų buvo verta to, ką matome dabar pakartojimus, matome. Ladies and gentlemen, by KO, this fight win and to KOK World Cup Grand Prix final goes Martynas Danius, Lithuania. Martynas Danius puola į finalą ir lauks sekančios kovos nugalėtojas, lauks jo finale. Iš tikrųjų, didelis sveikinimai, mes džiaugiamės. Kavinos akademija sporto klubu iš Klaipėdos, kur jo treneris Vadim Kromych iš tikrųjų puikiai paruošė šį kovotoją ir perlaužė Lenkijos čempioną ir patogiai pateko į finalą. Tai didelis laimėjimas Lietuvai, didelis laimėjimas be abejo sporto klubui Kavinos akademija iš Klaipėdos. Būtent šis kovos turnyras, primenu, kad tai vyksta 65 kg svorio kategorijoje, 4.